Sveiki visi, dabar yra 3 nakties, gal čia rytas jau, nežinau kaip čia pavadinti. Ir šiandien buvo pas mus suplanuota išvyka ir skrydis į Angliją. O kas ten toje Anglijoje, tai neužilgo pamatysite. Tik atvykome į oro uostą, pridavėme visus lagaminus, susirinko visi, niekas nepavėlavo. Tai ką, judam toliau. Su mumis kartu skrenda Valdemaras, kur Valdemaras miegantis dar, bet pasiruošęs. Ir dar skrenda mūsų būsimi direktoriai, važiuoja mokytis ar dar ką. Sofija, ar taip? Jo? Kas tu būsi? Laukiam lėktuvų, tuoj lipsim ir skrendam. Labas. Kaip lėktuvas daro? Va taip, ne? Taip, šaunuolė. Labas. Taip va, pagaliau lėktuvė ir tuoj kilsime, ne? Taip? Kadangi teko anksti keltis ir pats skrydis truko apie 3 valandas, tai buvo laiko dar truputėlį ir prisnusti, pailsėti. Na ir ką, ir atskridome. Na va, ką tik nusileidome. Skrydis praėjo labai gerai. Be jokių incidentų, be nieko. Visi ramiai nusileido. Tai ką, visi patenkinti, visi pavargę, važiuosime savo viešbutį. Dabar yra 10 valanda ryto. Įsiregistruoti į savo apartamentus, aišku, mes galime tik tai nuo 4 berods, ar nuo 3 ar 4 valandos. Todėl, kadangi to laiko pakankamai daug yra ir ten įsiregistruoti negalime, tai atvykome į savo vieną tokį tarpinį tašką, aplankyti pažįstamus, kurie gyvena tokiam, ne visai kad Londone, bet prie Londono miestelė. Tai, žodžiu, viskas taip atrodo angliškai, visi namai aplinkui. Čia va, žiūrėk. Ko čia vaikštai, pasakyk, ko čia vaikštai, ką? Matai? Ką čia filmuoji dabar, a? Va, matai? Va. Kalba. Ką čia filmuoji, sakau? Matai? Kalba. Tai va tas va, kalbantis nuotoliu. Matai, stebi savo namą, butą. Ką čia, namas ar butas pas tave? Žodžiu, tai va. Nežinau, čia yra rūmai. Rūmai, supratau, gerai. Atvažiavom į rūmus. Į pilį, gerai. Tai va. Tai viduj pas mus atrodo viskas maždaug taip. Įeinam. Jovalas. Visur jovalas. Na ir toks kaip kotedžo tipo namas. Viduj nefilmuosim. Bet va, maždaug viskas atrodo taip. Eisim dabar truputėlį užkasim, pavalgysim, atsigersim kavos, nes truputėlį toks kaip ir nuovargis jaučiasi visą naktį nemiegojom beveik. Tai žodžiu, va taip
Po to keliausim jau į savo apartamentus. Apsilankę pas pažįstamus, atsigėrėm kavos, paplipėjome, pavalgėme ir dar turėjome šiek tiek laiko iki mūsų įsiregistravimo į mūsų apartamentus, tai nusprendėme nuvažiuoti į Londono centrą ir aplankyti žinomą akvanariumą, kuriame tikrai nemažai pamatėme žuvų, gyvūnų vandeninių, tai buvo labai įdomu ir patiems vaikams. Mūsų kelionės pradžia buvo pakankamai tokia įdomi. Taigi ką, užėjome į akvanariumą. Šiaip labai didelis, fainas. Daug įdomių dalykų yra. Visiems patinka, vaikai ypač susidomėję ir labai nustebę netgi. Labai faina tikrai. Well, they're probably a bit curious as to what's going on. Their food up, they do swallow it down whole. Ką tik buvome akvanariume, o dabar einame link Big Beno. Vaikai sakė, kad nuotraukose Big Benas atrodo didesnis, o realybėj šiek tiek mažesnis. Tai va, maždaug taip. Keliaujam toliau. Važiuosime su metro, nupirkome bilietus pirmą kartą, tai užtat ir nežinome, kur eiti, kur naudotis, bet tikiuosi viskas bus gerai. Kaip po to paaiškėjo, tai nupirkome pačius brangiausius bilietus, galima buvo šiek tiek ir pigiau apsieiti, perkant tiesiogiai su kortele. Nežinojome, užtat ir nukentėjome. Kur važiuojam? Nemo važiuojam. Namo. Metro buvo labai didelis ir vaikams labai patiko, kadangi jie apsilankė pirmą kartą tokioje transporto priemonė, tokioje erdvėje, tai jiem buvo tikrai labai įdomu ir daug ką sužinojo ir pavyko jiem pamatyti. Radekas bus mašinistu, ne? Vienas metro darbuotojas prie mūsų priėjo, matyt pamatė, kad mes tokie kaip turistai, tai rekomendavo atsisėsti į patį priekį ir pasijausti kaip tikrų mašinistų. Dabar galima būtų pasakyti, kad prasidėjo mūsų šitos išvykos, taip vadinama, pradžia, pats pagrindinis tikslas. O tikslas mūsų buvo toks, kad atvykti į Angliją ir sudalyvauti pirmą kartą parodoje su mūsų baldais. Ne taip kaip stebėtojai iš nuo šalies, bet kaip dalyviai. Tai užtat mes jau kaip ir čia keliaujam apžiūrėti, kas buvo iš mūsų atkrauta, kaip atvažiavo, ar viskas tvarkoja, ar viskas įvyko sklandžiai visą tą kelionę. Tai vat būtent kaip tik šiandien viskas tas ir atvažiavo. Na tai ką, mus toj pasitiks ir mes keliausim. Labas. Labas. Nu, kaip jums sekasi? Įdomiai. Įdomiai? Baldas yra tiesiog, Negalima keiktis. atsiprašau, bet Čia bus pip-pip. jo be žodžių jis yra tiesiog fantastiškas. Na va, tai gerai. Tvarkoj. Geriau negu nuotraukos. Niekas nepažįsta? Niekas nepažįsta, viskas gerai. Nu va. Tai va, žodžiu, čia mūsų apranga, ne? Jo.
Gerai. Su leidimais vienam, kitam. Čia ne tik tai yra viena paroda, čia yra daug parodų. Jeigu pažiūrėsi, va čia yra tos didelis vargas iš vienos pusės, iš kitos, čia yra viskas parodų salės. Ir mes būsime būtent S7, kur yra būtent paskirta namų apstatymui ir namų statybai. Ir interjerų, todėl mes ten būsim irgi. O tai baldai tai prie ko čia? Baldai prie ko čia? Aha. Kokie namai be baldų? Be protingų baldų. A, be protingų baldų net. Na jo, be protingų tai niekaip. O, Valdemarai, labas, mes tave šiandien nematėm. Kaip tu? Valdemaras šiandien pavargęs, sako, po tos visos kelionės, sako, eina velniom viskas. 2,5 tūkstančio kilometrų praeiti, tai čia yra. Jo, pešiom 2,5 tūkstančio, tai tikrai labai daug. Bet gerai laikosi, gerai laikosi. Gerai? Gerai. Na va, visur vyksta pasiruošimo darbai, visi ruošiasi. Šiandien yra trečiadienis, pati paroda bus nuo penktadienio. Tai visi nori spėti. Jau matau pažįstamus veidus, kurie kažką tai jau čia daro. Labą dieną. Labą dieną, ponios. Tai ką jau pradedam? Ką jūs čia darot? O kokie šaunuoliai? Pasakei šitą sulaikyti. Jie rūšiuoja. Jie dabar rūšiuoja viską. Nu, šaunuoliai kokie. Visi už ekologiją, tai vat labai šaunu. Baisu. Taigi šiandien dar trečiadienis. O penktadienį turi būti jau baisu. Ne? Tai ne, kaip tik šiandien taip, rytoj taip, baisu, o penktadienį jau bus nebaisu. Žodžiu, Lina bijo. Lina jau pradėjo bijoti. Nežinia ko, viskas pas mus yra gerai. O penktadienį bus dar geriau. Tai ką, žiūrim, ką turim. Atvažiavo mūsų baldai, mes turėjome juos peržiūrėti, ar viskas atvažiavo be jokių defektų, be pažeidimų. Tai atrodė viskas kaip ir tvarkoj. Nu, kaip tau dėlionė sekasi? Labai linksmiau buvo išrinkti viską. Išrinkti patogiausia, ne? Kas čia? Čia mūsų eliksyras. O, Čia mūsų pergalės eliksyras. pergalės eliksyras, ne? Gerai. Kaip ir viskas tvarkoj. Rytoj pradėsim pačius pagrindinius darbus, tai jau viską dėlioti savo vietas ir rodysim savo grožį. Tai va, tai šią dieną manau, kad tiek. Tai ką, šiandien yra ketvirtadienis, sekanti diena, kada turim jau per šią dieną sumontuoti visus savo ekspozicinius baldus. Na ir ką, pradedam ir kimbam prie darbų. Visi dirbom po prakaito, ne? Valdemarai, tu suprakaitavai? A? Ne? Visai? Nežinau. Povilas pasimetęs, stovi, žiūri ir nesupranta, kas čia vyksta. Jisai dirba pas mus elektriku, o su plaktuku dirba elektriku. Geras įrankis, ne? Jo, padeda labai. Nu, tai va, matai. Labai gerai. Valdemaras bando savo jėgas išbandyti, sako, aš būtinai šitą viską pakelsiu. Ar tikrai pakelsi, nu? Parodė kaip. O. Nešk popierių. Pavalyti reikia. Draudimas yra? Nežinau, sužinosim. Gerai. Kaip geriau daužti, taip? Ar taip? Kad kuo didesnis nuostolis būtų. Maras dabar paėmė elektriko poziciją, bando kažką tai įsiaiškinti, nors nelabai supranta, bet bandymų būdų, netgi ir atsitiktinių būdų. Kas čia tos laidus tai pravedė, kad jiems rankos nudžiūtų? Klausyk, Ką tu čia darai? Pats nežinau. Povilas tik tai ant telefono sėdė, jokių darbų nedaro, bet tik tai su telefonu kalba. Nu, gal tu pradėsi dirbti čia per visą dieną? Per visą dieną. Normaliai. Robertas bando. Šiaip tai einasi viskas sklandžiai, be jokio streso, be nieko, visi geros nuotaikos, kas pajuokauja, nors ir su prakaitu, bet
vis tiek geriau be streso, bet kad būtų viskas fainai, įdomiai ir judam toliau. Na, maždaug jau atsiranda vaizdas. Valdemaras vienas dirbo, viską padarė. Šaunuolis. Čia tai visų galų meistras. Elektrą pajungė. Ką jūs darytumėte? Baldus sumontavo. Nu jo, be Valdemaro tai mes niekur. Nei žingsnių. Lina, labas. Labas. Nu, tai kaip? Reikia dažniau jūs palikti, bent jau dirbat. Nu va, matai, tai kaip? Taip kaip vizualizacijai? Taip. Ar geriau? Aišku, geriau. Aišku. Geriau? Na jau vaizdas atsirado, ne truputėlį. Patinka? Labai? Nu va, šaunu. Tai mes būsim geriausia, ne? Jo. Bent jau su spalva, tai šiaip pataikėm tikrai. Nu, tikrai taip. Va, grindis mums užklojo tokias mėlynas. Ir bendram kontekste tai visai neblogai, ne? O žiūrėkit, ką dizainerė daro. Jo, Valdemaras operatorium tapo. čia 2 žmonės dirba, o vienas vaikšto žiūri. Pagaliau nors vieną darbą pradėjo daryti, Jo. nors pafilmuoti padės. O šitas va. Apsimeta, kad viską supranta. Jo, aš tikrinu, kad jūs be darbo nesudėtumėte. Beveik viską ir supranta. Bent jau apsimeta, kad esu. Apsimesti irgi gerai. Tame yra svarbus reikalas. Mokėti apsimesti irgi yra gebėjimai. Menas. Nu ir kaip mums sekasi? Kaip ją pritvirtinti, aš nifiga nesuprantu. Aš irgi ne. Bet labiausiai ir geriausiai sekasi Linai. Pusė etato pas mus įsidarbino valytoja. Ką tik sutartį pasirašėm, o Povilas, kaip visada, stovi ir žiūri. Stovi ir žiūri. Nežinau, kaip čia pasakyti, ar čia mokosi, ar ką. Stažuojasi, varnas. Stažuojasi, ne? Nu, aišku, kaip studentas. Viskas aišku. Nu va taip, jau po truputėlį vaizdas pas mus atsiranda. Ką tik patikrinom, ar šviesos dega. Nedega. Nu tai ką, kaip ir viskas, ne? Atidarom šampaną. Rytoj laukia ta X diena. Povilas visur viską tik tai filmuoja, fotografuoja. Tai va, tas galutinis vaizdas, rezultatas, kaip viskas atrodo. Dar tik tai beliko va tiek šiukšlių surinkti, gerai išsimiegoti, Šiandien be jokių vakarėlių, Šiandien kaip bus prieš tai buvo. partijai. Tas rezultatas, kurio tikėjomės, o gal ne tas ir dar geresnis. Gražu, nuostabu, akmeninis stalviršis. Stalviršim mes padėkosim Baltijos marmurui. Visi truputėlį gal ir pavargę, bet su gerom nuotaikom. Rytoj 25 bus laipsniai. Rytoj 25 laipsniai šilumos. Be to, kad ir taip bus vis karšta, ne? Tai dar ir saulė kaitins truputėlį Gal mus. čia air conditionas yra? Conditionas jau vargu ar padės, kai visi bėgios, visi konsultuos, visi priiminės būsimus klientus, ne? Tai va. Tai ką, iki rytojaus. Šiandien pas mus pirma diena parodos, visi su visa delegacija ten keliaujam. Lina su Povilu jau ten. Laukia mūsų, jau viskas kaip ir prasidėjo, tai važiuojam pažiūrėti, kaip viskas atrodys. O ten alų parduoda? O alų? Jo. Parduoda alų. Tada galima eiti. Dalina nemokamai. O, aš pirmas. O klausykit, o kai užaugsit, kokią profesiją pasirinksit? Direktorius. Kokią? Tu pasirinksi profesiją direktorius? O ką darysi? Kur tokia mokina? Tokia profesija. Kur galima tokios profesijos išmokti? Žodžiu, niekas nežino, niekas negali atsakyti, bet nori būti direktoriais. Aš nenoriu. Tu nenori? Ot kaip fain. Kas, durnas? Nors vienas nenori būti. Labai fain.
Nusprendėm, kad keliausim su daugiau įdomių transportų. Uberbot. Nežinau, ne kartą nevažiavau. Maždaug su valtim. Reikės plaukti. Reikės dabar matyti šitų transportų sulaukti. Įdomu, ar čia kur šitus bilietus parduoda ir kas parduoda. Na, bet tai išsiaiškinsim. Kadangi Povilas gyvena jau ne pirmus metus pačiam Londone, tai mums rekomendavo išbandyti dar tokią transporto priemonę kaip laivą. Greitis tikrai buvo nemažas ir patiko ne tik vaikams, bet ir visiems kitiem, kas važiavo su jiem. Šiaip pakankamai greitai varom ir matyt greitai atvažiuosim. Valdemaras ieško bilietų, kažkur tai prarado bilietus. Radai? Nu va, pagaliau neįsodins mums kažkur tai. Nu, šiaip įdomi tokia transporto priemonė, bet gal visai nieko. Jeigu yra tokia ilga upė, gal visai ir įdomu. Nu, greitis nemažas, toks nemažas. Kaip patiko? Taip. Labai? Labai. Visiems patiko? Tai dabar tuoj skrisim su sraigtasparniu. Nu, panašiai kaip su sraigtasparniu. Va, jau mūsų sraigtasparnis skrenda, mūsų paimti. Nu ką? Skrendam? Skrisim? Ką? Aš gi aukščio bijau jo. Tu bijai aukščio? Kaip paaiškėjo, Valdemaras ką tik apalpo. Keltuvas kėlė į pakankamai aukštą aukštį. Buvo labai baisu, Valdemarui ypač, nes jisai bijo aukščio. Mums visiems buvo tikrai labai įdomu ir atrodė, kad mes tokiam pačiam aukšte, kai ir lėktuvai leidžiasi. Tai ką, dabar atvykom prie parodų rūmų ir bandysim įeiti, bet reikės dar sulaukti Povilo, kad mus palydėtų link tos vietos, nes mums kaip ir priklauso be bilietų, kad atskirai nepirkti, tai užeisim nemokamai. Patys parodų rūmai labai dideli yra, labai didelis pastatas ir mes buvome tik tai vienoje dalyje šių parodos rūmų. Mūsų pasitiko Povilas, įteikė bilietus, kurių pagalba mes kaip dalyviai galėjome įeiti nemokamai. Mūsų labai gražiai pasitiko ir pamatėme jau patį vaizdą, kaip vyksta visa paroda. Šiandien jau pirma diena eina jau prie pabaigos, kaip ir visai neblogai, buvo susidomėjęs ir lankytojų, ir daug prieidavo potencialių klientų, architektų, dizainerių, kurie tikrai susidomėjo mūsų ir kokybė ir matė rezultatą, kuris yra šiuo metu paruoštas. Tai manau, kad viskas kaip ir juda gera linkme. Rytoj šeštadienis, kaip visi sako, tie, kurie dalyvauja jau čia ne pirmą kartą, kad ženkliai didesnis srautas bus beveik vos ne eilės, kad vos tik tai spėti visus pakalbinti, papasakoti apie viską. Tai lauksim šeštadienio, rytojaus ir žiūrėsim, kas vyks toliau pas mus. Nu ir labas vakaras. Kadangi Lina daugiau pažįsta šį miestą, ne, tai jinai mūsų atvežė iš karto iš undergroundo į šitą vaizdą pamatyti. Čia gyvena didelis menas. Va čia. Ir mes iš karto atsidūrėm šitam vaizde. Mes, aišku, prieš tai keletą dienų matėm šitą, bet kad taip išlipti iš metro ir pamatyti šitą vaizdą.
Bet dar vaikai nori pamatyti tas būdelės raudonas, kurios yra šalia čia. Norit pamatyti? Būdelės. Raudonas būdelės. Norit? Ir nuotrauką dar padarysim. Nu tai ką, eisim dabar, einam prie būdelio, o būdelės va ten aš. Dar toli nenuėjom. Iš šitos pusės. Tie Mr. Beano dviaukščiai autobusai. Čia visi laukia, kad nusifotografuotų. Tai va, trumpa fotosesija, nes ten tai žiauri eilė, kurios nusprendėm nelaukti. Lina tai savo kelionę pabaigė, o mes savo kelionės dar nepabaigėm. Ir mes norim dar pamatyti tą Londono akį. Žodžiu, jisai iš tolo matosi. Naktį gražiau, dieną gražiai, naktį dar gražiau. Žmonių spūstys. Kokia taksi? Tuktukas, jo. Kažką tai dar norėjau parodyti, ko gal pas mus nėra, bet filmuose matėm. Tai va, šiaip tai vaikai sako labai nori, labai, nu bet labai fainagi. Va, Radekas labai nori, ne? Atrodo čia kaip Kinijoj. Va taip maždaug. Gerai? O, dar pirkinių nupirkom. To, ką niekada nematėm, ne? Ėjome namo ir atsidūrėme zooparke. Lapė mus pasitiko ir kažką tai nori suvalgyti. Nu va, gerai. Kelionė pasibaigė labai vėlai. Jau visi pavargę, keliaujam miegoti, o rytoj jau ta irgi tokia diena, kada jau žadama, kad bus labai daug lankytojų ir reikės labai daug dirbti. Iki rytojaus. Tai šiandien yra šeštadienis, antra parodos diena. Lankytojų matosi, kad tikrai yra nemažai. Eisim pažiūrėti, kaip yra viduj pas mus, pačioj parodoj. Tai maždaug dabar šiam momentui tiek. Pažiūrėsim, kas ten darosi. Antra diena buvo labai intensyvi, praėjo labai sklandžiai, buvo labai daug susidomėjusių, labai daug potencialių klientų, kurie tikrai paėmė ir mūsų kontaktus, ir savo kontaktais pasidalino. Tai netgi filmavimai buvo tikrai labai mažai laiko, nes reikėjo daug dirbti, daug konsultuoti ir turim gerą rezultatą. Šiandien pasibaigė antra diena parodos. Visi sako, kad labai pavargę, nes labai didelis srautas buvo žmonių. A ne? Ar tiesa? Visi pavargot? Nugaras skauda? Taigi ne bulvės kasėjai. Jau kaip ir laikas buvo tik tai iki 5 valandos. Dirbo šiandien visi. Net ir šitie. Ir net ir Robertas dirba šiandien. Robertas pardavė spintą šiandien. Robertas pardavė spintą. Jo. O gal dar ten Bent kažkiek prisidėjo. Tai va, nu žodžiu, tai šiandien tiek, a ne? Bet buvo fain. Buvo daug klientų, tikrai labai daug. Ir tokių labai potencialių iš tikrųjų.
Tai ką, šiandien trečioji ir paskutinė parodos diena. Žmonių, tokių kaip potencialių klientų, kiek atrodo, tai matosi, kad truputėlį kaip ir mažiau yra. Bet pažiūrėsim, kas ten pačioj parodoje vyks pas mus. Tai einam link pabaigos. Diena trumpesnė šiandien. Žiūrėsim, kokius turėsim rezultatus. Priėjom dabar prie pačios parodos erdvės, tai matosi, kad lankytojų tikrai yra nemažai ir tikrai nemažiau negu tai buvo vakar. Tai pažiūrėsim, ką prie pačio stendų, kaip juda reikalai pas mus. Kaip, dalinsim šiandien lankstinukus? Taip. Kiek norit išdalinti? 1000? Nieko sau. 2000? Rafalas 1000 ir tuo, ne? Gerai. Trečia diena buvo labai įdomi ir buvo labai įdomi vaikam, nes jie patys jau įgavo truputėlį drąsos, pradėjo dalinti lankstinukus, norėjo, kad kuo daugiau klientų dar ateitų. Na ką, viskas ir pasibaigė. Dabar liko demontuoti baldus, viską supakuoti gražiai ir išvežti. Tik nedaug viskas. Visi pavargę, išsekę. Atsigausim, tikrai atsigausim. O kodėl tik tai su kava? Tai va, palauk. Dar ne vakaras? Dar ne vakaras. Ką tu ten turi? O! Bandom viską gražiai supakuoti ir atsikraunam, visi susirenka, kas buvo, viską išardom. Po parodos, po baldų išmontavimo turėjome dar vieną laisvą dieną, tai nusprendėme tą dieną skirti pažintiniai irgi tokiai kaip kelionė, apsilankėm muziejuje, toks yra istorinis, apie dinozaurus, apie gyvūnus, visą tą istoriją jų ir taip mūsų kelionė tuom ir pasibaigė. Tai ką, šį kartą dėkui už dėmesį ir iki greito.